Tai visų pirmiausia, norėčiau pristatyti. Aš esu Viktoras, esu Baltinox pardavimų inžinierius, kuris, kaip sakant, atlieka produktų pristatymus, konsultuoja įvairiausiais iškilusiais programinės įrangos naudojimo klausimais ir panašiai. Tai šiandieną mes susipažinsime su NordPass sprendimu ir, manau, šiandienos webinaro, žinoma, išsinešite daug naudingos informacijos. Ir kadangi jau turime tą jau atėjo laikas, manau, galime ir pradėti. Tai visų pirmiausia, prieš dar šokant į patį techninės detalės, funkcionalumą, tai vertėtų susipažinti su tam tikra esminė statistika, nes šiomis dienomis organizacijos, jos susiduria su įvairiausio tipo kibernetinėmis grėsmėmis, nesvarbu, ar tai būtų šifravimo virusai, ar kažkokios phishingo atakos. Iš principo, kiekviena organizacija, jeigu ji dar nepatyrė kibernetinio incidento, tai, manau, jį tikrai patirs. Vien dėl to, priklausomai, ar pačia organizacija yra taikomos visos atitinkamos saugumo politikos ir panašiai. Žinoma, vertėtų atkreipti dėmesį į skaidrėje matomą trečiąjį stulpelį, kuris jau nusako apie vieną iš galimų įsilaužimo rizikų, vien dėl prastos slaptažodžių higienos organizacijoje, kadangi net 80% kaip pavyzdys įsilaužimo incidentų sukelia pavogti prisijungimo duomenys, informacija, galbūt jie tiesiog yra patys prisijungimai, jie yra viešai, jeigu galima taip išsireikšti, demonstruojami darbo vietoje, tiesiog priklijavus lapelį prie mūsų monitoriaus, tuomet bet kas eina aplinkui tą mūsų darbo vietą, gali jį identifikuoti, pamatyti ir tą informaciją, kaip sakoma, prisijungimus nutekinti. Žinoma, egzistuoja ir kitos problemos, kuomet darbuotojai naudoja pakartotinius slaptažodžius. Žinoma, galima kalbėti iš tos prizmės ne tik apie darbuotojus, bet ir apie fizinius asmenis, kuomet apskritai yra naudojama tiesiog tie patys paprasti slaptažodžiai, kad mums tiesiog galbūt kaip asmeniui paprastinti gyvenimą, norint prisijungti prie savo darbinės paskyros, bet iškyla kita problema, kad jos yra paprastos, pasikartojančios. Ir tokiu atveju, jeigu ta paskyra nuteka kokią nors duomenų bazę, tai iš principai nuteka į juodą internetą. Tai tuomet jau turime savotiškų problemų, kuomet prie mūsų paskyros gali prieiti jau pašaliniai asmenys. Ir kita problema, kuomet slaptažodžiai apskritai nėra keičiami, tai iš principo jie yra naudojami tokie patys, galbūt kažkoks kolega pasidalino su kitu kolega, kuris jau nebedirba, slaptažodis yra nekeičiamas ir automatiškai tas sakykime, tuo metu pašalinis asmuo turi tą prieigą prie informacijos, prie duomenų, prie sistemų, kuriomis anksčiau naudojasi, bet galėtų patekti jau per kito asmens paskyrą. Tuo pačiu, kadangi šiuo atveju kalbėsime pagrindę apie slaptažodžių saugyklas, visų pirmiausia vertėtų suprasti, kas per daiktas, kas per programinė įranga yra slaptažodžių saugykla. Tai iš principo slaptažodžių saugykla bendrai tariant yra vieta, kurioje mes galime saugiai saugoti slaptažodžius, juos ten laikyti, patys slaptažodžiai irgi. Kiekvienas iš jų yra, galima juos kurti unikalius ir viskas, ko mums reikia, tai yra turėti vieną prisijungimą, kuris yra saugus ir mes prisijungę prie mūsų naudojamos slaptažodžių saugyklos jau patenkama į mūsų slaptažodžių saugyklą, kurioje jau galime jais naudotis. Ir žinoma, galima naudotis ne tik slaptažodžiais, bet ten galima saugoti ir, tarkim, kreditinės informacijos duomenis, paskyras, kažkokias tai užrašus ir taip toliau. Tai tai yra vieta, kurioje, iš tiesų, šiais laikais yra rekomenduojama visų pirmiausia saugoti slaptažodžius.
Ir kodėl aš tai pabrėžiu? Nes iš principo, tikrai nemaža dalis žmonių, nemažas procentas saugo slaptažodžius naršyklėse, tiesiog nepagalvoja apie tai ir, kuomet naršyklė jūsų paklausia, ar jūs norite išsaugoti slaptažodį toje naršyklėje, kurią jūs naudojate, iš principo dažniausiai vartotojai tiesiog tai išsaugo ir viskas, kad, žinoma, jam tas kitas prisijungimas, kuomet jis jį atliks, jam būtų žymiai paprastesnis, bet iš principo yra savotiškų tuo pačiu minusų ir grėsmių, kurias mes galime patirti. Tai visų pirmiausia, naudojant slaptažodžio saugyklas, tvarkykles, mes turime visai kitokią aukštesnio lygio apsaugą, kuomet visų pirmiausia patys slaptažodžiai yra apsaugomi, atitinkama prieiga, prisijungimais, tuo pačiu mes galime prieigą prie tų slaptažodžių apsaugoti ir 2-faktorių identifikaciją. Ir taip, turėti tikrai saugią vietą, kurios laikyti. Žinoma, tuo pačiu mes su slaptažodžių saugyklomis, tais slaptažodžiais juos galima naudoti bet kuriame kitame renginyje, tuo pačiu pažangios slaptažodžių tvarkyklės jos leidžia mums slaptažodžiais naudotis ne tik mūsų darbo kompiuteryje, bet ir mobiliajame telefone, kadangi yra sukurtos atitinkamos aplikacijos, kuriuose mes juos galime pasiekti. Negana to, slaptažodžių tvarkyklės, jos neužtikrina to saugaus slaptažodžių sugeneravimo, mes esam patys įtraukiami į tą kūrimo procesą, kas irgi užima šiek tiek laiko, nedaug, bet užima. O pažangios slaptažodžių tvarkyklės, jos geba jau pačios pasiūlyti tau, kuriant paskyrą, rekomenduoti tą slaptažodį, kuris jau būtų saugus, atitiktų organizacijos slaptažodžių kūrimo politikas ir kurti tuos unikalius slaptažodžius bei juos saugoti. Taip, ir šiandieną, žinoma, mes kalbėsime labiau apie Nord Security organizacijos vieną iš sprendimų, tai yra NordPassas. Žinoma, pats Nord Security yra vienas iš pasaulyje pirmaujančių skaitmeninės saugos ir privatumo sprendimų tiekėjas. Tai iš principo, po Nord Security, sakant, prekės ženklo palenda tokie sprendimai kaip NordVPN, manau visiems tikrai gerai žinomas VPN sprendimas leidžiantis saugiai jungtis, tarkim, prie viešojo tinklo, kad jūsų asmeniniai duomenys nebūtų perimti, jeigu tame pačiam viešajam tinkle sėdi kibernetiniai nusikaltėliai. Tuo pačiu tai leidžia, aišku, prieiti ir prie geografiškai galbūt mums neprieinamo turinio ir panašiai. Visą tą, sakant, premium VPN funkcionalumą tai mums duoda. Toliau turime ir NordLayer sprendimą, kuris, skirtas yra verslui ir turi, aišku, atitinkamai daugiau integracijų, tokia irgi verslui skirta VPN paslauga. Toliau turime NordPassą, apie kurį, žinoma, šiandien ir kalbėsim daugiausia. Tai galbūt neišsiplėsiu, viską išgirsite netrukus. Ir žinoma, NordLockeris. Tai čia mes turime irgi debesijos pagrindų paremtą šifruotą failų talpyklą, kurioje jūs galite laikyti savo svarbiausius dokumentus, failus ir tiesiog saugiai naudotis bei būti tikri, kad visi tie dokumentai bus saugus ir prie jų, žinoma, prieiti. Tai kaip ir minėjau, labiausiai šiandien orientuosimės į NordPassą. Žinoma, mes žinotume, gebėtume, suprastume, kaip išnaudoti tą visą funkcionalumą, kaip saugoti tos slaptažodžius bei ką atlikti, kad vienas pasimetęs slaptažodis nesugriautų galbūt mūsų organizacijos ir dėl to mes nepatirtume kažkokio tai incidento. Tai kalbant apie tokius galbūt esminius NordPasso privalumus, tai visų pirmiausia, žinoma, pati informacija, kuri yra paskyrose, yra pasiekiama bet kur ir bet kada, įskaitant ir pačius slaptažodžius, galbūt kredito kortelio duomenys, asmeninė kažkokia informacija, formas, kurias jūs naudojat jungiantis, registruojantis kažkur. Tai būtent
saugiai galit pasiekti viską vienoje vietoje, tvarkyti, redaguoti ir taip toliau. Žinoma, koks dar yra esminis privalumas, kurio galbūt kai kurie vartotojai nesuvokia, tai yra, kad tam tikri procesai yra automatizuojami, tai reiškia mes kiekvieną dieną naudojantis savo prisijungimo duomenimis mes taupome laiko jungintis prie sistemų, prie paskirų, prie savo asmeninės galbūt mokėjimo informacijos ir taip toliau, nes tik vienu, sakykime, paspaudimu jūs užpildote tą informaciją, tiek vienu paspaudimu jūs galite ir sukurti tą saugų naują slaptažodį ir jį išsaugoti. Toliau yra labai svarbu ir pačios prieigos bendrinimas tarpusavėje, tarp komandų, tarp skyrių. Tai jis yra labai patogus ir paprastas, kuomet jum net neatskleidžiant to slaptažodžio jūs suteikėt galimybę prieigos teisę prie kažkokios tai sistemos, prie prisijungimo saugiai, paprastai ir greitai leisti kitam kolegai tiesiog su juo pasidalinti tą prieigą ir tą paskyrą ir ją sėkmingai kartu naudotis. Ir žinoma, pats prieigos valdymas, kuomet mes irgi galime sukurti atitinkamas grupės, skyrius, tai skyriais pasidalinti atitinkamis prieigos teisėmis, tomis paskyromis, kurias jie kasdieną naudoja ir galėtų efektyviai, greitai ir paprastai prisijungti prie vieno arba kitos sistemos puslapio, paskyros ir panašiai. Ir taip analogiškai tuo pačiu ir panaikinti tą prieigą, jeigu tam vartotojui jos ir jau ir nebereikia. Taip, kalbant apie patį funkcionalumą šiek tiek detaliau, jis yra iš tiesų labai platus. Tai turime tokį labai ilgą sąrašą funkcijų, aš galbūt šiuo atveju išskirsiu tokias esminės funkcijas. Tai visų pirmiausia, viskas yra valdoma centralizuotai iš administravimo konsolės, tai galima yra užregistruoti, pakviesti tuos vartotojus prisijungti, naudotis pačią programinę įrangą, juos administruoti, suskirstyti į grupės, nustatyti tam tikras slaptažodžio kūrimo politikas, koks turi būti minimalus tas slaptažodis, kad palei mūsų organizacijos taisyklės jis būtų saugus. Toliau, žinoma, kiekviena ta saugykla, kiekvienam vartotojui yra užšifruota, kas užtikrina pačių saugyklos, pačių slaptažodžių saugumą iš principo, nes patys slaptažodžiai, kurie apskritai yra saugomi naršyklėse, juos nešifravimo, bet apskritai su atitinkamom priemonėm kibernetiniai nusikaltėliai gali juos pavogti iš jūsų naršyklių, kur jas saugot ir iš principo perimti tos prisijungimo duomenys. Taip, žinoma, toliau yra integracija ir su single sign-on, tai reiškia, vos tik tai, tarkim, prisijungiat su savo Microsoft'o, su Google, Okta ar Entra ID paskyromis, jūs jau automatiškai prisijungiate ir prie NordPasso paskyros ir sėkmingai galite ją naudoti, tai nereikia, sakant, jungtis kelis kartus, norint tai realizuoti, tai yra galimybė atlikti ir atitinkamas integracijas. Negana to turime ir pažeidžiamumų stebėjimą, tai reiškia yra skenuojama, stebima, ar jūsų naudojamas slaptažodis jūsų paskyroje buvo nutekintas, ar jis yra matomas tamsiajame internete, tai iš principo organizacija žinos ir praneš, informuos, kad vienas ar kitas, jau jūsų slaptažodis apskritai buvo nutekintas ir tada atitinkamai jau yra įmamas veiksmų, kad tas slaptažodis, ta paskyra būtų apsaugota ir slaptažodis būtų pakeistas. Šiek tiek jau buvau užsiminęs ir apie visos įmonės slaptažodžių politiką, kas yra irgi labai svarbu, kad mūsų naudojamas slaptažodis vis dėlto nebūtų 1, 2, 3, 4, 5 ar bet koks kitas labai panašaus tipo slaptažodis. Tai yra labai svarbu irgi nusirodyti jas visos organizacijos mastu, kad kiekviena paskyra būtų unikali ir tas slaptažodis būtų saugus. Ir žinoma, 2 žingsnių autentikacija, tai yra šiomis dienomis, apskritai dabar tai yra toks, jau, sakykime, bent jau tikiuosi, darosi standartas organizacijose. Didesnėse tai jau tikrai, mažesnėse gal ne visi
dar yra linkę naudoti, bet ta galimybė naudoti 2 žingsnių autentifikaciją net ir kaip nors praradus savo prisijungimo, tarkim, vardą ir slaptažodį prie slaptažodžių talpyklos, tai ją galima apsaugoti ir dviejų-faktorių autentifikacija, kad tiesiog niekas kitas apart jūsų negalėtų prieiti prie tų jūsų saugomų slaptažodžių. Tai va, kalbant apie patį slaptažodį dalinimąsi, tai jis yra ganėtinai paprastas. Jeigu mes turim kažkokią tai slaptažodį, kitą informaciją, kurią mes norime dalintis, tai ją galima dalintis tarp individualių asmenų, galima dalintis tarp grupių ir taip, kaip mums reikia iš principo. Labai paprastai, patogiai tiesiog pasidalinti atitinkamais slaptažodžiais arba slaptažodžių grupėms su, kaip sakant, skyriais ir taip toliau. Taip ir šiek tiek kalbant apie NordPass MSP naudas, tai visų pirmiausia yra žinoma didesnis klientų pasitenkinimas, kuomet bus jiem galimybė apskritai, tiek jum apskritai didinti savo klientų ratą, tiek gauti aptarnavimą, naudotis lietuviškų produktų ir turėti tą visapusišką saugumą ir saugiai naudotis tais slaptažodžiais. Toliau žinoma, ekspertų patirtis. Tai kadangi, kaip ir minėjau, apskritai Nord Security yra lietuviška organizacija, tai šitoj vietoj visa tas know-how, jeigu jums reikia žinoma pagalbos, visada galite ją gauti ir lokalia kalba lietuviška. Tai irgi yra iš esmės didelis pliusas kai kuriom organizacijom. Žinoma, didesnės pajamos, čia daug ko kalbėti, išsireikšti, manau, nereikia. Kiekvienas norime įsitraukti vis daugiau galbūt skirtingų produktų, kurie galėtų mums generuoti pelną ir kuriuos mes galėtume parduoti. Taip, tai va. Aukščiausio lygio pagalba, tai šiek tiek jau užsiminiau apie suportą. Tai čia irgi yra tikrai galima ir pagalba tiek, manau, ir implementacijos klausimais, konfiguracijos klausimais, tai visą tai yra tikrai galima suteikti. Dėl to pačių ir apmokymų, to pačiu, tarkim, mes darome webinarus, darome įvairiausius tipo mokymus, tai irgi yra galima atlikti lokaliai, sakant, nereikia registruoti kažkokių tiketų, ieškoti informacijos forumuose, viskas yra, sakant, visa informacija procesai yra perteikiami vietai. Ir, manau, patiem MSP partneriam galbūt viena iš didžiausių naudų yra ta Anafera, taip tariant, Not for Resale licenzija, kurią mano žiniomis yra galima suteikti partneriam MSP, kurie parduoda licenzijas, tai iš principo, kad jie patys tikrai naudotų, pažintų, gebėtų, kaip sakant, panaudoti, pakonsultuoti to produkto klausimais ir patys sėkmingai išnaudotų funkcionalumą ir patys, kaip sakant, būtų saugesni. Ir aš šioje vietoje norėčiau persikelti į demonstraciją. Tai aš kol kas sustabdysiu ekrano dalinimąsi ir pereisiu iš skaidrės į vieną iš mano naudojamų puslapių. Taip. Štai, dabar turėtumėte matyti vieną iš paskirų lango. Tai visų pirmiausia, žinoma, vertėtų pradėti nuo pačios klientinės pusės, nuo pačio darbuotojo, ką jis čia gali daryti, ką jis gali matyti ir panašiai. Ta informacija jau mes šiek tiek aptarėme pačiose skaidrėse, bet aišku, vizualinis pateikimas visada yra svarbus. Tai mes visų pirmiausia prisijungiame prie savo paskyros. Žinoma, NordPassas turi naršyklės extensioną, kurį galima įsidiegti pačią naršyklę ir jį naudoti. Ir žinoma, apsaugoti dviejų-faktorių autentifikaciją. Prisijungus mes turime visą sąrašą paskyrų ir kitos informacijos, kurią mes saugome ir galime ją
naudoti. Tai pati informacija yra skirstoma į slaptažodžius, su kuriais mes jungiamės prie sistemų ar pašto ar bet ko tai kito. Žinoma, yra ir užrašai, kuriuos galim naudoti. Galbūt reikia su kažko pasidalinti Wi-Fi slaptažodžiu. Čia kaip toks vienas iš pavyzdžių. Ar kita informacija, tai ją galima dalintis su visais, su konkrečiu asmeniu ir kita. Žinoma, galima pridėti ir kreditinės kortelės informaciją. Tai labai yra patogu, tarkim, finansų galbūt skyriui, kuomet, vis tiek reikia atlikti kažkokius mokėjimus, pavedimus ir panašiai, ir kad kiekvieną kartą, sakykime, ranka nereikėtų pildyti ar iš kažkur kopijuoti tos informacijos, mes ją galime saugoti savo paskyroje ir kuomet mes jau norėsime atlikti tą mokėjimą, tuomet ta informacija bus užpildoma automatiškai. Apie tai aš dar parodysiu, kaip tai vyksta. Taip galima užpildyti ir kažkokią asmeninę informaciją, kažkokią tai, sakykime, sąrašą duomenų, kurie bus naudojami vėliau. Ir galima stebėti, kokia informacija jūs jau esate pasidalinę su kitais, matyti prieš kiek laiko, galite, žinoma, tą pasidalinimą nutraukti su tais vartotojais, galite tuo savo, tarkim, vieną arba kitus slaptažodžių tiesiog esant poreikiai pasidalinti su vartotoju arba su grupe. Pats pasidalinimas irgi turi atitinkamas teisės ir mes tiems vartotojams ar grupėms suteikime pilnas teisės pasiekti mūsų prisijungimo informaciją, ar turi kažkokią tai ribotą teisę, kuomet jie negalės matyti to mūsų paskyros slaptažodžio ir panašiai. Tai pagal tai, atitinkamai mes pasidaliname tais duomenimis. Žinoma, visi tie slaptažodžiai, kad juos būtų galima patogiau valdyti, juos galima yra segmentuoti į tam tikrus katalogus. Tarkime, iSell Online, čia vienas iš paskyrų puslapių. Tuo pačiu, jeigu mes norime pridėti, tai galima tiesiog pasirinkti paskyrą Move to Folder, pasirinkime Google, Move ir viskas. Jau kita paskyra atsiduria atitinkamoje vietoje ir mes jau tiesiog viską turim gražiai susidėjęs ir segmentavę taip, kaip pridar. Tuo pačiu, jeigu registruojatės kažkur arba atskirai reikia sukurti slaptažodį, tai galite irgi pasinaudoti NordPass funkcionalumu ir čia sukurti slaptažodį atitinkamo ilgio, pasirinkti ar naudosite raidės, skaičius bei simbolius. Žinoma, rekomenduojama yra viską naudoti ir kad pats slaptažodis būtų kuo ilgesnis. Ir jį sugeneruoti ir vėliau jį patį čia išsaugoti. Tuo pačiu galima matyti ir slaptažodžių higienos, kaip sakant, statistiką, kiek iš jūsų slaptažodžių galbūt yra silpni, netitinka organizacijos politikos, kai kurie galbūt yra panaudojami po keletą kartų. Tai visą tai įsivertinus, arba tuo pačiu ir senus slaptažodžius, kurie galbūt nebuvo keisti 90 dienų, tai visą tai įsivertinus, jūs galite stebėti ir vis atnaujinti tuos slaptažodžius, užtikrinti jų saugumą, sakant, nuolatinį atnaujinimą ir panašiai. Ir tuo pačiu yra galimybė stebėti ir ar jūsų paskyra buvo kažkur pastebėta tamsiajame internete, ar paskyros duomenys buvo nutekinti. Žinoma, šią funkciją galima įjungti visos organizacijos mastu ir taip stebėti ir sekti ir būti tikriem, kad jeigu taip nutiks, jūs iš karto apie tai būsite informuoti. Tai va. Iš principo, dar kalbant apie patį tokį kaip vartotojo naudojimą, tai tarkime, taip, sekundėlę, atliksiu tokią vieną demonstraciją. Jeigu iš principo aš noriu užsiregistruoti licenzijai, čia yra vienas iš tokių puslapių, tarkim, registracijai aš noriu panaudoti vieną iš savo elektroninių paštų. Ir šiuo atveju man reikia to pačiu sugeneruoti ir saugų slaptažodį, bet žinoma, pats NordPass add-onsas man leidžia jau automatiškai sugeneruoja patį slaptažodį už mane.
aš jį panaudoju, klijuoju čia ir viskas. Kuomet jau patys paskyros duomenys yra užpildyti, jau mes galime šią paskyrą išsaugoti pas save ir atitinkamai, tarkim, registruotis, sukurti tą paskyrą. Žinoma, kai jūs jau esate užsiregistravę ir norite prisijungti prie paskyros, tarkime, turime ir keletą kitų paskyrų, tai jūs galite tiesiog pasirinkti paskyrą ir tuomet visi duomenys yra užpildomi automatiškai. Tai yra tas laiko taupimas, tas automatizavimas, efektyvumo didinimas, kuomet jūs tiesiog greitai, paprastai iškart prisijungiat prie vienos ar kitos paskyros be jokio vargo. Kaip ir minėjau, kaip ir buvau užsiminęs, kad galima išsaugoti ir savo asmeninę informaciją, tai kaip pavyzdys, jeigu jūs kažkur registruojatės į webinarą, arba į renginį, kaip pavyzdys, pagal jūsų galbūt darbo poziciją tenka rečiau ar dažniau tai atlikti. Tai jau šitą formą, manau, matėt, registracija į šį webinarą, tai čia irgi galima tiesiog pasirinkti formą, kurią aš užpildžiau, sukūriau ir automatiškai visą tą formą, visi reikiami laukeliai yra užpildomi automatiškai ir man belieka tiesiog paspausti register ir viskas. Tai iš principo man nereikia irgi atskirai vesti vardo, pavardės, pašto, organizacijos, telefono numerio, tai irgi šiek tiek sutaupo laiko. Žinoma, manau, pasakysit, kad pačią formą užpildyti laiko daug iš principo netrunka, bet pagalvokime apie tai iš dienos, savaitės ar mėnesio perspektyvos, kiek bendrai laiko paėmus, tai sutaupo laiko ir tiesiog supaprastina, supatogina kiekvieną dieną darbo metu. Taip, pakalbėjome apie vartotojo valdymą, funkcijas, tuo pačiu galime pakalbėti ir apie administravimą. Tai turime šiuo atveju NordPass admin skiltį, kurioje mes galime iš principo valdyti, kurti vartotojus, kurti grupės, stebėti aktyvumą jų ir taip toliau. Tai visų pirmiausia, keliausi į NordPass konsolę, mes atsidurėme pagrindiniam dashboard'e, kuriame mes esam supažindami su bendra informacija, su narių skaičiumi, kiek iš jų dar to kvietimo, kaip sakykime, nepriėmė, kiek iš jų yra suspenduoti ir panašiai. Tuo pačiu matytume ir Data Bridge scannerio statistiką, kiek tų duomenų, paskirų informacijos yra nutekėjusi. Tai visą tą informaciją galima matyti ir pačių slaptažodžių higieną, kiek galbūt slaptažodžių iš bendro skaičiaus yra, tarkim, pažeidžiami, dėl ko yra pažeidžiami. Tai matome, kad tie du slaptažodžiai tiesiog buvo du jau tie patys panaudoti. Jau to pasakoje, manau, reikėtų informuoti vartotoją, kad vertėtų peržiūrėti slaptažodžių sąrašą ir pakeisti tos slaptažodžius, kad jie nesikartotų. Taip, toliau keliaukime į grupės. Čia, kaip ir minėjau, galima yra kurti vartotojus, juos pakviesti elektroniniu paštu, pakvietimo nuorodą ir jas išsiųsti, kaip sakant, vartotojams, kad jie galėtų naudotis pačią NordPass funkcionalumą. Tuo pačiu yra galimybė priskirti tam tikras teisės, kaip ownerio, kaip userio teisės, kas turi galimybę administravimo visą konsolę ir valdyti pačius vartotojus. Buvo užsiminęs ir apie grupės, tai reiškia, galime jas čia sukurti, ar tai bus IT skyrius, marketingas, supportas, įvairaus lygio ir taip toliau. Tai juos sukūrus grupės mes suskirstum juos vartotojus ir kai vartotojai arba jūs norite pasidalinti tam tikrais prisijungimais su jau keliais vartotojais ar su visų skyrium, tai galite padaryti labai paprastai, tiesiog įvedus skyriaus pavadinimą ir pasidalinti tą informaciją. Toliau, žinoma, turime ir activity logą, kuriame yra matoma, kas kokį slaptažodį pakeitė, ištrynė, peržiūrėjo ir taip toliau. Tai esant poreikiui, jeigu nutiko kažkoks, tai negaliu gal įvardinti kaip incidentą, bet reikia pasitikslinti
kažkokią tai informaciją su atitinkamais useriais, tai galima tai atlikti. Na ir žinoma, visi kiti bendri nustatymai, kaip single sign-on naudojamas, multi-factor authentication naudojamas, tuomet, žinoma, auto užrakinimas pačio volto, tai reiškia, po kiek laiko neaktyvaus laiko, tai reiškia, kiek laiko praeina, kuomet jūs nieko nedarot su įrenginiu, jūs negalėsit automatiškai, bus, kaip sakant, galimybė nenaudoti, atsijungs galimybę naudoti patį slaptažodžių saugyklą. Tai va. Toliau turime ir slaptažodžių politikas, password policy, kokias tie slaptažodžiai turėtų būti iš principo ir taip toliau, koks mažiausias įlygis, dienų skaičius ir panašiai. Taip, toliau, žinoma, kadangi aš tikiu, vartotojai jau prieš naudojant slaptažodžių tvarkyklės jau turi prikaupę nemažą kiekį slaptažodžių, tai yra galimybė jiems leisti, tarkim, eksportuoti, žinoma, importuoti sąrašą slaptažodžių, kad nereiktų jų po vieną kurti ir iš principo, tiesiog, kad užtruktume žymiai mažiau laiko. Taip, tai toks yra tas valdymas, ganėtinai intuityvus, paprastas, lengvai suvokiamas ir negana to, vertėtų apžvelgti ir pačią MSP dalį ar kaip organizacijos. Tai va, tie, kas jau, žinoma, norėtų įsitraukti ir tapti, NordPass MSP partneriu, tai šiuo atveju, ekrane matote pačią konsolę, kaip jie atrodytų jums, iš jūsų pusės. Tai reiškia, kad yra, jūsų organizacija, iš principo jūsų organizacijos licenzija, kurią jūs galite matyti, kiek yra vartotojų ir panašiai. Ir žinoma, kas yra labai patogu, kad jūs kaip MSP partneris galite irgi prisijungti prie administravimo paskyros pačio, sakykime, jūsų kliento ir ten esant poreikių, nenaudojant jokių trečiųjų šalių nuotolinio prisijungimo programinės įrangos, tiesiog padėti jam atlikti vieną arba kitą veiksmą, ar tiesiog jo prašymų, jeigu jūs administruojate tą įmonę, atlikti tam tikrus pakeitimus, pakviesti vartotoją, sukurti grupės, jas išskirstyti ir taip toliau. Tai čia vienas dalykas. Taip toliau, žinoma, galima matyti ir narius, kurie čia egzistuoja, kaip MSP nariai, kas yra MSP owneris, MSP adminas, kuris turi teisę administruoti įmonės esančias jūsų MSP paskyroje. Ir norint, tarkim, jeigu jūs jau turite klientą arba užklausą, tai galite įvesti organizacijos pavadinimą ir tuo pačiu pasirinkti, ar tai bus business ar enterprise licenzija, priklausomai nuo funkcionalumo, kokį pageidauja turėti klientas, arba jeigu jūs jau išsiaiškinat, koks funkcionalumas labiausiai tiktų klientui, ir tuomet galima yra jau, kaip sakant, užsakyti jam tą licenciją arba įjungti jam 14 dienų trialą. Ir kas svarbu paminėti, kad ši bandomoji licencija 14 dienų jau automatiškai konvertuojasi į standartinį po 14 dienų. Tai tikrai vertėtų sekti, jeigu jūs sukūrėte bandomą versiją, kad ta licencija, kaip sakant, automatiškai nesikonvertuotų ir kad netyčia klientas nebūtų apmokestinamas. Tai va, tai pats licenzijos, kaip sakant, kūrimas irgi yra iš principo paprastas šitoje vietoje. Ir iš principo tiek. Tai aš dabar vėl grįšiu į mano skaidres. Ir šiuo atveju iš mano pusės tiek. Manau, galime skirti laiko klausimams. Jeigu tokių turit, prašau užduoti. Jeigu šią akimirką negebėsiu atsakyti jūsų klausimus, tai būtinai juos atsakysime raštu po pačio webinaro.
Taip, tai manau galima skirti keletą minučių tam ir sulauksim, manau, jūsų klausimų. Tai šiuo atveju, manau, video jau nebereikia. Žinoma, jeigu turit klausimų dėl šiaip NordPasso naudojimo, dėl MSP, tai būtinai galit kreiptis į viktoras@baltimax.com, patys kontaktai yra čia, pačioje skaidrėje. Ir jeigu taip pat norėtumėte išbandyti, tai tikrai, kreipkitės, tikrai, manau, padėsim jum, norint išbandyti patį sprendimą. Taip, kokia mėnesinė kaina standard paketo? Geras klausimas. Dabar mačiau, kiek yra taikomas atitinkamos nuolaidos, bet tai aš atsakysiu galbūt jum atskirai į šitą. Taip, matau, yra patikslinimas, kad kainos yra 399 ir 599. Tai standartas, galim sakyti, 4 eurai ir aukštesnė licenzija 6 eurų. Taip. Tai va, jeigu turite klausimų, klauskit. Kaip ir minėjau, jeigu dabar tų klausimų nekils, bet tiesiog atsiras poreikis ateityje, tai tikrai galite kreiptis į viktoras@baltimax.com ir tuomet, mielai atsakysim jūsų užduotą klausimą užklausą ir padėsim tą klausimą išspręsti. Taip, matau, kol kas klausimų naujų nekyla. Tai aš tuomet norėčiau jums visiems padėkoti už dalyvavimą. Tikiuosi žinot šiandieną kai ką naujo, tikiuosi tikrai pradėsit naudoti slaptažodžių tvarkyklės, šiuo atveju tarkime NordPassą. Ir kągi, palinkėsiu jums geros likusios darbo dienos ir tuo pačiu gerų artėjančių švenčių. Tai iki greito kitose mūsų webinaruose. Ir iki.